Net ir tos 2 valandos, jau viskas, jisai bus stresė, jam pasidarys neurozė, darydamas tą, ką jam nepatinka. Iš viso vaikams, ir čia yra faktas, vaikams ir suaugusiems, jeigu mes dirbame nemylimą darbą, arba mokomės nemylimą dalyką, atrofuojasi smegenys. Ir dabar pagalvokime, ką mes darome, kiek atrofuotų mūsų smegenų ląstelių. Jeigu kažką tai mes darom, ko visiškai mums nepatinka, o vaikai mokosi to, ko mums visiškai nepatinka. Geras toksai klausimas mums paklausti, nors aš tokia išvada ir turiu, kad mums reikia daugiau dirbti su vaikais toj vietoje, kurie yra jau jie pašaukti. Tai aš būtent turiu tokią mažą gyslelę, mes turim kažkokį tai genijų, aš turiu tokį vieną mažą tokį sugebėjimą pamatyti, kur yra talentai žmonių ir kaip juos kultivuoti. Ir taip ir gavosi, kad labai tos sudėties daug įėjo mūsų šeimą, bet aš visiškai pasakysiu, nėra mūsų šeima nei ideali, nei kažkokiu tai tenais pavyzdys, nei nieko. Tik tai suėjo truputį daugiau tos sudėties, kuri ir lėmė daug sėkmės. Bet kitose šeimose dar būtų lengviau, nes pas juos yra iš viso daugiau sudėties, tik jie nieko nedaro, jie nežino, kaip naudoti. Tai tas pats, kaip Lietuvoje, žinote, tarybiniais metais, kai gyvendavom, tenais jie turėdavo tik tai 3-4 sudėtis padaryti moteris šeimininkės pietų, o tenais amerikietės jie turėjo 1000. Ir tai vis tiek moteris čia Lietuvė padarydavo skaniau, negu bent su 1000. Tai tas pats yra. Daugelėse šeimuose egzistuoja dar įdomesnių, geresnių kombinacijų, kur padaryti dar daugiau genijų, dar nuostabesnių stebuklų, negu pas mus. Bet tai, kad ką mes turėjom, iš ko ištraukėm, kas jau buvo pas mus, tai ištraukėm, ką turėjom. Nes dėl to, kad būtent buvo tos žinios, ką daryti. Jeigu aš nebūčiau žinojus, ką daryti, gal taip ir nieko taip per daug ir nebūtų pasisekę, būtų viskas tas pats. Aš esu visiškai įsitikinusi, kad visi vaikai yra genijai. Ir aš tą kartoju ne dėl to, kad aš čia tik taip įsivaizduoju mano fantazijos. Aš turiu faktus, aš turiu įrodymus. Ir tą mes padarysim, kada mes turėsim jau akademiją, kad visi pamatytų tą, kad tai yra įmanoma. Ir dėl to ir vyko tie eksperimentai su kitais žmonėmis pamatyti tą, kad nėra negenijai, tik tai yra tie, kurie nežino, kad jie yra negenijai. Pasakykit, jūs daug davėt savo vaikam, o ko išmokot iš jų? Iš jų viską išmokau. Kantrybės išmokau, visiškai kitos pasaulėžiūros, visiškai kitaip mąstyti apie kosmologiją, apie būtį, apie visus mus, apie žmones, apie tarpusavio santykius, apie tai, kad meilė yra svarbiau už paklusnumą, nes meilę galima su šautuvu per 1 sekundę įvaryti kam nors. Aš galiu nemeilės, aš paklusnumą galima, aš galiu paklusnumą galima labai greitai įdiegti žmogų, su šautuvu, su peiliu, su ginklu, su smurtu. O meilė reikalauja laiko. Ir kartais mes norim labai greitai rezultatų. Lietuva yra viena iš tokių šalių, kur mėgsta rezultatus. O kartais tie rezultatai pasirodo daug vėliau. Ne, bet jeigu šnekam apie pedagogų rengimą, ne, pedagogų gebėjimus, tai čia tada kokiame amžiuje būtų efektyviausia atpažinti, bet nepramesti, ir kaip tą pojūtį išugdyti pas tėvus, pas mokytojus, kaip atpažinti. Tarp 2, čia asmeniškai man, tarp 2-6 metų. Matosi labai daugiausia tarp 4-5. Nuo 2 iki 6, daugiausia tarp 4-5. Ir truputį su vaikais, truputį ilgiau negu suaugusiais. Su suaugusiais per 1 valandą yra galima, bet su vaikais daug sunkiau, truputį daugiau reikia dirbti, daugiau kalbėti, daugiau jiems įvesti, kad jie rodytų. Aš kartais su vaikais dirbu labai nestandartiškai. Aš kartais tyliu, po 8 valandas su jais.
Jie man viską rodo, jie mane vedžioja, aš jų pasaulyje esu. Ir kaip išvystyti, net ir jeigu aš pasakyčiau, kaip aš tai darau, tas ir yra, tas ne tik, kad ką aš darau, o kaip aš darau, yra dar svarbiau negu ką aš darau. Ir kad ta analizė, net ir jeigu tą patį jūs pamatytumėte, kažkas tai žmogus, kuris visiškai neturi to ryšio, jis pasakytų, čia visiškai jisai net netikęs tam, aš sakau, ne, aš manau, kad yra didelė gyslelė kažką. Ir, žodžiu, tokie tai yra žmonių, kurie tam jautrus. Ir tie žmonės, kurie labai tam jautrus ir kurie jau turi pasisekimą atpažinti, tie turėtų tą daryti, ne visi. Nes nukreipimas neteisingas irgi yra taip pat žolynas, kaip visiškai nieko nemato. Aš sutinku su to, nes daugelis panaudoja mano metodologiją, aš mačiau, ką jie darė, jie tik tai sugadino tus vaikus. Ir po to aš esu labai prieš prievartą, bet aš taip pat prieš abejingą tokį stebėjimą ir nieko nedarimą visiškai. Bet tarp 2 ir 6 metų, maždaug tarp 3, 4, 5, tai tikrai, tai jau mato savo, viskas gyvi, viskas to matai, vaikai gali pradėti kurti, regėti visokius dalykus, daug kas regi visokius dalykus, kaip okeane, kaip ilgia. Čia yra labai, ne tai, kad čia yra fantazija, kiti daugiau tas radijų stočių mato, kiti mažiau, čia yra, ta dalelė, painiau glandą, kur yra vis nervas, jisai mato daugiau pas vaikus ir dėl to man labai įdomu išgirsti iš vaikų, ką jie ten turi, ką jie tikrai mato, ko mes nematom. Dėl to pas juos ir pasireiškia, pas juos tas jautrumas ir ieškojimas. Ir vietoj to, kad aš sakyčiau, na, pasižiūrėsim, ar tau patinka tas, leisti vaikui, kad jis mus nuvestų, kad daugiau pasirinkimo, kad jisai matytų. Vien tik tai sakysim, atsiverskim knygutę, pasižiūrėkime paveiksliukus, ar tau šitas patinka ar ne. Ar tu norėtum būti dailininkė ar ne, tas nepadės. Nepadės sužinoti, ar vaikui patinka kulinarija, tik tai žiūrint kulinarijos programą. Reikia ragauti, reikia pjaustyti, reikia maišyti, reikia eksperimentuoti, reikia ragauti, reikia kurti. Tada, ir kartais reikia daug padirbėti su vaikais, kad atpažinti, kur jis ir kur įtraukti. Bet palaipsniui, net jeigu tai yra ne savaitės kitiem, gal tai yra metų bėgyje, tu matai ir žiūri, kad vaikas daugiau kaip mikropasaulis, jis gal tik tai viską jisai mato mažumėje, kitas erdvėje. Tai jūs iš karto matai, kad daug kas atkrinta, kai vaikas, sakysim, kuris mėgsta bėgioti nuo vienos sienos iki kitos ir va šitai bėgioja po visas pusės, tai žinoma, jau tu žinai, kokiem dalykam jis visiškai negalėtų net susikaupti ir sėdėti kažką tai tokio. Jam reikia fiziškai atsiskleisti kitose vietose, gal šokime, gal sora su gyvuliais, gal auginti kažkokius didelis medžius ir taip toliau, su žeme daryti. Žodžiu, labai yra daug, čia yra būtent tas yra mokslas ir menas, kaip surasti. Aš kalbuosi su vaikais labai, diskutuojam. Mąstom, jie klausimus man, mes vaikštom, mes žiūrim, mes aplankome daug darbų. Aš noriu, kad vaikai susipažintų, kaip yra tikras gyvenimas, o ne kas yra popierinis gyvenimas. Net ir dabar, aš nesėdžiu, nors ar turiu 100 metų dabar darbo, aš turiu labai daug redakcinio darbo, vien tik surušiuoti viską, sudėti, ką jie padarė. Bet aš manau, kad aš svarbiau yra būtent susitikti gyvai su žmonėmis, apie tai pakalbėti. Tai tas, kad jeigu nepadarysiu, iki galo nepadarysiu. Rami dėl to. Dėl to, kada kai aš jau rami ir kai aš atsisėdu su vaiku, man nereikia skubinti jie nieko. Tada jisai man rodo ir jisai žino, kad aš jo neskubinu. Jis žino, kad aš jam duodu visą laiką, jis tada ir skleidžiasi. Mesgi gėlės nepaimam, nespaudžiam ir netraukiam, greičiau aug. Mes niekaip neištempsim jas greičiau, negu jai programa teikia, kaip jinai turi skleistis. Mes tik tai galim dirbą papurenti, pasižiūrėti, kad nepersivalintų jos saulė, kad didelis uraganas. Reikalinga padaryti sveikesnį gyvenimo būdą berniukams ir mergaitėms mokytis. Ir nustatyti, kas yra svarbiausia gyvenime, ką mokytis.
Dabar 80% visų studijų, visų profesijų dar net neegzistuoja. Ką mokosi 6-mečiai dabar? Tai vadinasi, 6-mečiai ir 7-mečiai, jie eina 1 ir 2 klasę, kai jie užaugs. Bet tų profesijų dar net neegzistuoja, o bus tenais, o mes juos mokom net profesijoms, kurių dar nebus. Nėra dabar, bet bus vėliau. Pagalvokite vieną sekundę, aš tikrai, bet aš galvoju apie tai visus metus, kiekvieną dieną, bet aš galvoju, ką mes darom, ką mes mokom, ką mes pagrindė visą laiką. Jeigu 80% profesijų dar nėra, o mes jau kokią žinias kam, jeigu visiškai kokį dalyką dabar iš viso, technologija taip eina, taip sparčiai, tokios naujovės. Ir masės dar nežino, kokios tikrai naujovės atėjo. Mes esame prisirišę prie kai kurių grupių, kur mes turim labai įdomios privačios informacijos, kas vyksta, kur yra mano atžvilgiu, truputį ir žiauri. Aš nieko prieš, kad ten mes ilginam ten gyvenimą, ar nieko prieš, kad tenais į tas ląsteles cirkuliuoja dabar ta šviesa, kur dabar potencialiai mes tikrai galim laisvai gyventi 1000 metų, kai jie dabar daro eksperimentus. Aš nieko prieš tą. Bet yra tokių dalykų, kur, kaip aš minėjau anksčiau, sujungimas žmogaus su robotais, sujungimas žmogaus su čipų skliautais, su kompiuterizacija ir taip toliau, kas įvyks per sekančius 5 ar 10 metų jau masiškai. Čia yra vyksta dabar, ką aš kalbu. Ir jie labai, ir daug kas norės būti savanoris, kai galės, kaip okeane būti bet koks vaikas, dėl to, kad čia labai lengva. Čiuk, internetas galvoja, viską jis moka, viską žino. Čiuk, jau ir Puškinas. Čiuk, truputį, čia 1 minutė ir net gėris. Tai įsivaizduokite, aš vis dėlto galvoju, kas iš jūsų dabar savo vaiką arba savo mokinį, čia yra tokia laboratorija. Nuveskit truputį pajungs ir jis bus geras ir drausmingas. Truputį pajudins. Keletą varžtelio. Nedaugelis norėtų tą dabar padaryti. Ir tada galvoju, žinios, o kiek žinių trūksta, tai gal einam truputį ten pasuks truputį ir visos žinios atsidarys. Ir kai aš einu tą temą ir kalbuosi su žmonėm, pasirodo, nelabai mes to ir norim, kad būtų ypatingai ten didelės tos žinios, ypatingai tenais paklusnumas tų vaikų. Mes sugrįžtam prie žmogiškumo vėl, kas yra esmė, kas mes, ką mes iš viso esame, nesgi pedagogų mūsų, taigi mes išmirsim to jas, mes būsim bedarbiai. Taigi dabar vaikai patys viską gali daryti, viską gali išmokti, visas tos žinias, kuris deda, tai viskas yra, jie visą per vidurinį ir per aukštąją pagrindinai išskyrus tenais keletą profesijų, faktiškai 95% jie gali savarankiškai išmokti per metus. Aš vidurinį galiu išmokyti vaiką per 2 mėnesius. Net niekada jisai nebuvo mokyklai. Dabar tas ir yra. Ir tie, kurie dėsto akademijose, ir aukštuosiuose, ir super aukštuosiuose, ir taip toliau, visas tas mokslas, kurį mes darom, mes galim būti ir bedarbiai. Tai dabar vėl sugrįžkim, ką mes mokytojai. Kam yra reikalingas mokytojas? Dėl žinių? Ne dėl žinių. Mes iš viso, mūsų pašaukimas yra ne dėl žinių. Nes jūs savo mokytojų laboratoriją nenorėtume, ne tam, kad jūs turėtume darbą, bet šiaip. Kai toliau pradedam filosofiškai mąstyti, ne dėl žinių, mes esame pedagogai. Neperdavimo žinių, nes dabar tas vyksta labai laisvai, labai lengvai. Mes mylime vaikus, mes norim su jais bendrauti, mes norim būti dalis to bendruomenės, mes norime turėti tą kontaktą, meilės. Tie, kurie yra pašaukti žmonijai, ar tai su paaugliais dirbti, ar mokyti suaugusius ir vaikus, pedagogai tai yra žmonės, kurie nori bendrauti. Bendravimą. Be bendravimo mes mirštam. Tai didžiausias poreikis po valgio, pastogės ir sveikatos yra pats pagrindinis poreikis – bendravimo. Ir pedagogai mes esam, žinoma, kaip dabar, sako pedagogams, tą patį eina klasė, pirmoji, antroji, tą patį,
jie turi mokinti, tai atrofuojasi jos smegenimis, jau nebenori, jau mokytojai jau pasidaro kaip robotai, tai neturėtų to būti, jie turėtų kažkokias visą laiką inovacijas daryti. Nesveika pedagogų tą patį mokyti kiekvienais metais ir dabar kitą klasę ateina ir vėl tas pats. Tai jisai pasirodo ant konvejerio stovi. Kam tas konvejeris? Kam tie egzaminai? Pasižiūrėkite, kiek daug disciplinų, kur visiškai nereikalingo egzaminai. Kam, atsiprašau, pasakius, nežinau, nenoriu žeisti nieko, bet pažiūrėkite, kam filosofijos egzaminai. Nuo 6 metų vaikas pradėjo 40 knygų parašė. Ir ne kažkaip parašysiu pažymį už tai. Kam pažymį rašyti? Ir iš kur mes žinom, iš kur mes atėjom ir kur mes einam. Mes galim tik tai filosofuoti ir kalbėtis, bendrauti apie tai. Bet kam pažymį rašyti žmogui ir pasakyti, kad tu baigęs filosofijos kažkokią katedrą? Kam? Čia turi būti procesas. Šitokie dalykai, šitokios visos mintis turėtų eiti ir eina iš visų vaikų, tik nieks neturi laiko paklausyti jų. Eina iš suaugusių, eina iš visur. Jie eina, tos mintis yra visur radio bangos. Kažkokios tai radio bangos, jūs tik tai jungiate, kas turi truputį geresnių jungiklių, tų teletransmitorių ir jau daugiau prieina. Tai jeigu taip, tai vat visa, kas čia yra, taigi čia yra viskas visiems duota. Visiems duota, bet kam dailininkui pažymį. Tegu publika įvertina, tegu žmonės įvertina, ar čia gerai, tegu žmonės įvertina, jeigu restoranas yra prastas, kam jam reikia pažymos, kad jisai geras restoranas, ar eiti 20 metų į kursus, kad kažką tai pagaminti. Tu gamink, valgyti, rodyk, eksperimentuok, brandink savo tą veiklą ir tada, jeigu žmonėms patiks, ir ateis. O jeigu yra bjaurus maistas, netikė padavėjai, argi jūs eisite tą restoraną? Neisite. Tai tegu liaudis ir iškelia tuos, kuri nori. Jie pasirenka, kas yra gerai. Yra tik tai labai mažai profesijų, gal tikrai, tik nedaugiau kaip 2, 3, gal 5 procentai profesijų, kur reikalauja kažkokią tai tikrai kaip medicinoje. Bet ir net medicinoje, kas yra klaiku. Medicinoje jau aš galiu mokinti vaiką nuo 5 metų, medicinos. Jis jau gali žinoti iki jau 10 metų. Jau 10 metų jau gali visą turėti savoką beveik baigęs vidurinį universitetą, institutą, medicinos. Jeigu jis nori, jam reikia praktikos, jam reikia daryti tikrus dalykus, matyti tikras ligas, jam reikia eiti su profesionalais dirbti. Mūsų vaikams reikia būti su profesionalais, kad jie mokėtų dirbti. Kas yra pedagogas? Pedagogas tikras, kuris yra kažkokiu tai būdu mylinti savo darbą, kuris nori perteikti vaikams. O dabar pasidarėm mes pedagogai kas? Nieko nei truputį tą mokam ir taip niekur nemokam. Bet iš tikrųjų, pedagogas tikrasis, kuris myli žmogų, myli vaiką, taip jam patinka, taip nori parodyti. Ir jis būtent moka parodyti kažką tai kitiem. Ir šalia, jeigu aš sakysim daktarė, tai ateik, aš parodysiu, kas čia yra, kas čia yra knygose, čia nuotraukose, matai, tas žmogus užsidėk savo, žinai, tą juostelę, eisim dabar, žiūrėsim, kaip gydyti. Taip anksčiau darydavo. Viskas aukštinkojam dabar apsivertė šį šimtmetį. O anksčiau taip ir buvo. Aš nieko naujo neišgalvoju. Viskas tai buvo aišku. Viskas aišku, kad paauglystė meilė atsiranda daug anksčiau, dabar iš viso paauglystė mes dar tempiame iki 30 metų, jau šeimą sukurkim vėliau. O to, ką mes žinom, ką tenais paaugliai daro, kur tie abortai, kur tie veiksniai, kurių mes dabar matom ir apstu. Tai to, kad mes principų nesilaikom tų, kurie niekada nesikeičia. Ir kas nesikeičia, yra žmogaus biologija normali. Vaikas negali šitaip sėdėti, o dabar tik dabar pastatė, šitaip 8 valandas Čiurlionio meno mokykloje paklausiau, o jie išeina, tenais 8 iš ryto, ateina 11 nakties. Jau tai vergovinis santvarka. Tai jau čia negerai. Kas iš to, kad jie bus tai atlikėjai? O jau jie kaip amerikiečiai sako zombiai.
jau viskas, jau išglebę, jau jie negali pajudėti, jau akys stiklinės. Vietoj to, kad išmokytume vaikus kurti, mes rodome, štai žiūrėkite, kiek mes turime žinių. Aš pastebėjau, kad kiekvienas vaikas nuo 3 iki 5 metų man suteikė tiek daug žinių, kad sakau, dabar aš turiu 100 metų darbo, kad tik tai viską surašyti iš juodraščių, kad tik tai mano 2 vaikai sako. O kiek milijonų vaikšto? Wunderkinder, jų idėjų. Tik spėkim užregistruoti jų idėjas, tai daug greičiau ir sparčiau iš viso vystysimės. Žodžiu, potencialas yra neišpasakytai nuostabus žmoninis. Mes per 100 metų, žiūrėkit, kiek pasiekėm gero. Ir blogo, bet aš kalbu iš gerių. O dar pagalvokite 1000 metų, o milijonas. Tai čia ribų tikrai nėra žiniom. Žinių niekada neužteks. Mums ką dabar, mes taip norim, kad vaikai žinias visur turėtų. Ir mes taip stengiamės matematikoje tenais, visi turi tiek žinoti, geografijai tiek. Vietoj tos geografijos išsiųskite vaiką kur nors į kokią kitą šalį. Eikite, pagyvenkite su juo Amazonijai. Jeigu jums taip geografija patinka. Pats veiksmas yra svarbesnis, pats kiek žmonių iš viso pedagogikoje eina, niekada nedirba su vaikais. Kiek žmonių tik teorijose, tik knygose skaitė, kaip gyventi, o negali gyventi. Aš prisimenu vieną tokią moterį, sakau, jinai buvo konsultantė, mes susipažinome, sakau, jinai konsultantė vedybų, sutuoktiniam. O jinai nebuvo niekada apsivedus, susituokus. Kaip tai? Sakau, o čia jinai iš Dievo, sako. Sakau, man įdomu. Aš tai pagalvoju, aš kai jie prisiminiau, daug Amerikoje yra konsultantų, psichologų, kurie niekada nėra susituokę, vaikų neturėjo, o jau padeda šeimom. Tai iš kitos pozicijos aš kartais žiūriu į mūsų pedagogus, daug ką mes mokame, visiškai jokios praktikos tai neturėjome. Aš visą laiką sakau, mums reikia mokytis iš tų žmonių, kurie kažkas tai ir sekasi, ir iš klaidų. Ne tik tai tie, kurie pasisekė, bet aš labai mokausi greitai iš žmonių klaidų, nes labai galima greitai pažiūrėti, bet kaip ta mama reikia tenais, ar pedagogėm reikia, o kiek mokytojų tikrai reikia ir žaidinėja mokytis, žiūrėk, kas vyksta, tai galima greitai irgi pasimokyti ir iš kažkokio tai gero principo, žiūrėk, tie vaikai tiesiog kaip bitės prie medaus, žiūrėkit, jinai prilipusi prie tos pedagogės, nors ir ta mokykla nuširusi, tenais visi tenais aplinkui baras ir negera sistema, bet jinai tenais švyti. Jinai kažkas stebuklus daro. Mano tėvas buvo įdomus pedagogas, iš baltos šlepetis pasiūdavo vaikams ir išdažydavo baltais sienas, kažkokius eksperimentus darydavo, padaryti kažką kito. 5 visiems rašydavo, ar jie ten gerai mokindavus ar negerai, bet tai būdavo dar, tai buvo prieš kokią 65 metus. Tai, žodžiu, mes visi, tokį turi potencialą, tokias galimybės, padaryti viską kitaip, viską geriau.